Šiandien esame Valakampių antrajam pliaže. Puikus oras, 27. Po darbų, žmonių daug, aišku, bet pabandysim prasivesti treniruotę savo metimo. Pirmas kartas šiais metais, iš tikrųjų kažkaip užsivėlinau, visą laiką būdavo tik tai su atlydžiu. Bet kadangi varžybų daug nenusimatęs, tiesiog savo pramoginės, tai nelabai tokio intensyvus pasiruošimo reikia. Rodysim keletą mazgų jum, kaip mes ryšam. Gaila šiandieną vienas. Tomo Klovo nėra šiandien su mumis, gal kitą kartą pafilmuos. Tai kad ne vienas tu? Nu jo, su mažuoju pagalbininku. Parodysiu, kaip atrodo mazgas kilpa į kilpą, kaip morką darom, kaip darom albraitą ir kaip mėtom, treniruojamės. Metimų daug nedarysim, tiesiog toksai lengvas apšilimas. Ką, pradėsim? Gyvas. Čia yra 4,5, o uncijos biškai gal didokas pirmiem kartam. Metimams, treniruotėms naudoju kotą, kurio negaila. Tai pas mane yra Competition Sportexas, 3,5 ozo. Ir, ką žinau, man svarbiausia per treniruotės, kad ir lūš negaila būtų, žinai. Pirmiem kartam naudoju 4 uncijų, kaip sakiau, ne pačius didžiausius, tiesiog, kad priprast prie meškerės, prie to judesio, nes pirmas kartas šiais metais. Sporto salėje tai imituoju su guma, iš tikrųjų labai gerai padeda guma. Gumą prieš porą metų kažkaip paėmiau, tai labai patiko. Radau 4 uncijas, 113 gramų. Nes mums svarbiausia yra ne svoris, ne atstumas pirmiem kartam, o tiesiog, kad raumenys priprastų prie to judesio. Ir po pirmų treniruočių visą laiką nusitrina pirštai va čia nuo rankenėlės, nuo katuškės sukimo. Tai mėtau su pintų šoku. Dar šiandien tas dalykas, kad pamiršau pasiimt pirštinės, ant pirštį tiksliau, tai teko naudoti pirštinę iš mašinos, naudosim. Tik tais aš nusikerpu pirštus visus, išskyrus tą, kurio reikia. Idealių variantų tai geriausia būtų tiesiog prie pinto šoko prisirišti svarelį ir viskas. Šiaip galima, ta prasme, nes čia yra tas mazgas į mazgą, bet kadangi po žiemos taip meškerė susukta, tai taip ir paliksim. Neypatingai estetiška, bet ką darysi. Tai kaip treniruotis metimui? Paimi meti ir suki ryte. Trumpai, bet jeigu iš tikrųjų, tai kaip ir minėjau, nebijot sulaužyti meškerės. Suprantu, kad kainuoja, bet žvalių prisirinkę biškį mazgą. Tai atsiko, nebijot sulaužyti meškerės, nes tas dalykas labai blokuoja. Labai blokuoja judesius. Dėl to labai gerai salėj, jeigu kas sportuoja salėj, yra su guma, ta vadinama imitacija metimo. Nes tu imituoji, tai pasižiūri, ar gerai stikas. Ir metimas, toksai apšil. Nuo stiprių metimų nepradėt. Apšišilt, tegul susidrekina valas. Susiviniot lyšną valą, sudrėkint. Ir tada atlikti jau stipresnius metimus. O kaip aš atlikinėju, parodysiu. Tai
Nu ką, technika maždaug. Ne ideali, bet pradžiai sakyčiau, kad bus gerai. Rankas ištiestos. Kad būtų kuo didesnė amplitudė. Dabar dar svarbus niuansas. Kaip matot, yra švinelis, ne? Turit galimybę švinelį va taip, ko nepadėt. Bet labai nereikia. Nuo žemės. Rodai? Tai galimybę padėt, pakelt. Gerai, grįžai. Tai kaip sakiau, su švineliu, nes tas labai svarbu, nes jeigu tu taip laikai, tai švinelis aukštai. Jeigu taip, tai yra pridedama amplitudės ir dar plus prisideda, kaip sakau, daugiau užmetimo laisvės. Tai dabar bandysim šiek tiek stipresnį. Gerą metimą girdisi garsu. Tiksai kaip su špaga išėjimas. Kiek čia metrų maždaug? Oi, nežinau. Reikia, kad su metrus, kaip suskaičiuot metrus. Išmetat svarelis trenkėsi į vandenį, susirenkat lyšną valą ir skaičiuojat aparatus katuškės. Ir viskas. Žinai, kiek katuškės suvinioja. 1,8 m pavyzdžiui. Pasidauginį iš tai, kiek suvinioja aparatų ir žinai, tą maždaug atstumą. Tai maždaug pamatai, kad kiek numeti per treniruotės, tada atsineši kuoliukus, nes šiandien be kuoliukų. Ir užsiklipsuoji savo norimą atstumą. Pavyzdžiui, pradžiai. Ten geriausia metimas, sakykim, kiek esi metęs pagal savo skaičiavimą, užsiklipsuoji, kad jau pasiektum ne vandenyje, o ore, kad klipsas būtų. Ir jau bus progresas. Taip treniravomės. Taip mokė mokytojas mus. Tai su sporteksais viena bėda, kad po stipresnių metimų stikas reikia pasitikrinti. Tai ką, pabandom dar kartą, ne? Kaip atrodo metimas. Aš pradžiai 2 žingsnių nedarau, viską darau iš vietos, kol įprantu, paskui ten 2 žingsnius darau. Tai nes su tais 2 žingsniais irgi reikia išmokti, reikia priprast. Tai kai išmoksit iš vietos gerai mest, tada galima mokytis ir 2 žingsnius daryti. Gal su Gintaru reiktų susitart, pabandyti nužiūrėti į Kauną, kada su juo pamėtyt. Aš sakyčiau, Gintaro turbūt yra Lietuvoje geriausias išmetimo ant 1 cm ūgio santykis. Tai jo, gal nužiūrėsim pas... Nežinau, gal kitą savaitę, jeigu jisai galės, nuvarysim pas Gintarą. Tai junkitės prie Contribui ir pamatysite, kaip sekėsi. Jeigu Gintaras sutiks, nežinom. Jeigu bus daug laiko, nuvarysim pas Gintarą. Nori pasukt? Ei, Rėjau. Tai tu visą rytį suk? Žiūrėk, jeigu tu laikysi taip ranką ir va taip darysi, tai va ir suki. Žik. Į ką kreipti dėmesį, kai treniruojas? Ja. Pagrindinis dalykas tai nebijot sulaužyti meškerę. Šiaip žinok rimtai. Kiek meškerių susilaužęs treniruodam? Aš nei vienos. Tu bijoji biškį? Ne, aš nei vienos, ta prasme, nes, turbūt tiek jėgų nėra. Ir labai, išmokai, nes pas mus, matai, metimą darė visą laiką Arnoldas komandai. Tai, kai išmoksti, jau per jo, žinai, nes jisai taip prilaužęs yra, bet išmoksti, kažkaip susitaikai jau su tuo ir išmoksti gal neperkrau taip stipriai. Tai, pavyzdžiui, dėl ko man patinka šitie competitionai, nes, jie pigus, jų visiškai negaila, tai treniruotėse labai gerai naudoti pirmose. Brūžinį kiek eina jėgų ir viskas. Tai, tas svarbiausia, nes aš, būdavo, kiek atvažiuoju čia kartu pasitreniruoti žmonių, tai man matosi labai, kad tokie susikaustytas toksai, tada aš jį sprogstama turi jėgą, taip rauna ir gautinė variantė. Toksai ir sustojimas, yra.
nedadirbtas. Blemba. Nuo varžybų dar likęs yra markeriukas ir gyvatė nenusiema. Dabar dėl visų šudukų ant sistemas. Realiai, šitas dalykas mūsų naudojimas yra tam, kad neatsikabintų, nes naudojam greitą jungtį. Šitie dalykai, tai čia natūraliai yra, helikopteris, bet šitas kiekvienas šudukas nuima metrus. Tai pačiu tolimą metimą varžybose visą laiką suki tiesiai prie šoko, o čia, svareliai. Nes, ta prasme, netgi girdėdavau tokių teorijų, bet aš jom jų nepripažįstu, kad net nuimdavo suktuką. O tipo atzintas susisukęs valas. Svarbiausia, kad kuo mažiau tų jungčių. Bet man tai čia gal biškį nesąmonė, bet tokių tiesiog teorijų sugirdėjęs. Tai va, kadangi sakau, šiandien yra tiesiog pirmą kartą išvažiavom iš žiemos miego. Tai paėmiau meškerę tiesiog, kurią radau dėklę. Competitioną ir viskas, o kas ant jos yra, tai net nelabai žiūrėjau. Jo, pabandom, ne? Dar kartą. Taip, suvyniojam lyšną ir pasideda. Apie 150 obrotų padaryta. Tai blemba, kiekvieną metą. Dabar net pamiršau povero yra ar 1,8 m, metalo 1,8 m, tai kart 150, dar 10%, tai apie 165. Tai tokie rezultatai pirmai treniruotei. Stebuklo nėra, bet maždaug pagal praktiką per pirmas 5 treniruotės tai pasikelia apie 20 metrų. Tai jeigu pirmais metimais 165, tai visai realu apie 185 mest į vandenį. Tai yra du skirtingi dalykai, nes ant žemės tiek ir gali ir nebūtų. O treniruotės pačios geriausios, tai yra iš tikrųjų spūdas. Tiesiog paimt spūdint ir spūdint daug. Sunkaus pašaro, nes ten visai kitas svoris, visai kita jėga. Tai jeigu turit kažkokį vandens telkinį, kur galite tiesiog spūdint, tai čia yra pats geriausias treniruotės. Nes tiek taiklumą jūs gerinat, kadangi čia dabar biškį neįprasta vieta dėl didelio žmonių skaičiaus, tai mes būdavo tenais iš tos vietos, kai treniruodavomės, tai ten būdavo tokie 2 bokštai dvyniai, dangoraižiai. Tai labai gerai būdavo tarp jų pataikyti. Jeigu tarp jų pataikai, tai 20 metrų ten tą koridorių varžybose easy pataikyti. Tai ką, chebrytė, šiek tiek pasitreniravom, padarėm metimų, labai stipriai siūlau pirmam treniruotėm nepersistengti. Dar neužvejojam šiais metais, gal išeis pažvejoti savaitgalį, tikiuosi labai, žiūrint kaip su darbais. Jeigu išeis pažvejoti savaitgalį, bus smagu, žvejsim mano namų stadione, Ignalinos rajone, prie pat namų tvenkiniui. Jeigu viskas ok, gal bus graža žuvies. Labai gerai kibimai tenais. Blemba kibimai tai faini. Tokie pikaičių senieji tie kibimai ten, kai verčia ryte dūmais. Tai kibimai tikrai faini. Toksai būna lengvas. Pip. Tai paravozas iš karto. Tai laikinkit, subscribinkit, stebėkit, junkitės prie Contribui. Ateina pavasaris, ateina daugiau lauke buvimo. Pafilmuosim, parodysim visokių
gal kai kam yra jau žinomų dalykų, kai kam naujų. Klauskit, ypatingai klauskit, nes sugalvot, apie ką filmuoti irgi reikia. Tai, kad būtų įdomu, paklauskit ko, sužinosim, pasakysim savo nuomonę. Ir gal dar kokį vieną mazgą parodysim iš žvejybos, nes bus laiko. Čia tiesiog dabar jau turim po 7:15, tai jau tokia ir vėsuma šiandien ateina. Tai šiai dienai tiek, kaip sakiau, nepamirškit mūsų, laikinkit. Iki. Žiūrėk, kuo toliau net nereiks daryti po kelis kadrus, ne? Toksai, žinai, ko man norisi? Man norisi padaryti kiek įmanoma tokį, kad stovi šalia, žinai? Nu, tipo, laba diena, žinai, nebūtų to. Toksai, kad, nu, tipo, kaip stovi šalia, nu, kad žmogus pasijaustų, lyg, tipo, va, atvažiuoja čia, žinai, su mum pabūt.